pasakojot, kad bandėt įvairių dvasinių praktikų. Gal pasidalintumėt kokių? Geras klausimas. Pasidalinsiu viena tokia nestandartinė praktika. Jis yra šamaniška praktika. Tai reiškia užsikasimas duobėje. Tai kaip jinai atliekama? Reiškia, tu išsikasi pats savo duobę, į kurią turėsi įlysti ir kurioje prabūti. Tai taip ir padariau. Išsikasiau savo duobę, vedantysis paskui mane užkasė ir joje turėjau praleisti kažkiek tais laiko. Asmeniškai aš tai prabuvau berods apie 1,5 valandos toje duobėje. Tai tokia buvo viena iš skirtingų praktikų. Kai mano mokytojas pirmą kartą pasiūlė man šią praktiką, tai aš pasižiūrėjau kreivai ir sakiau, ne, tikrai niekada. Po kokių 5, gal 6 metų, jau šiek tiek patobulėjus, tai buvo kaip ir toks, sakykime, iššūkis, kurį savo norėjau priimti. Aš atsiminiau, kad man tai buvo siūlyta ne vieną kartą ir vis neišdrįsdavau to padaryti. Ir jau kai, sakykime, paaugau šiek tiek tam klausimo kontekste, priėmiau tai kaip iššūkį, kad jeigu tikrai procesai vyko, jeigu tikrai patobulėjau, turėtų būti tai visai paprasta. Taigi pasiryžau, nuvažiavau į savo protėvių žemę, išsikasiau duobę, paprašiau susiorganizuoti vedėją, kad atvažiuotų pravesti tą praktiką ir jau kaip reikėjo lysti tą duobę, tai ir prasidėjo visi praktikos džiaugsmai ir privalumai, kai tu stovi prie tos duobės ir galvoji, o kas čia dabar bus, o jeigu nebus tenai oro, o jeigu tavęs niekas nebetkas, ką tada darysi? Ir prasideda, tu pradedi pastebėti, kiek daug yra pas tave baimių, kaip tu bijai, kaip veikia tavo protas ir taip toliau. Ir sakykime, ilgai paverkšlenus, vis šiaip taip įsidrasinus, išdrįsau įlipti į tą duobę, mane užkasė ir pradėjau joje būti. Ir tada prasidėjo dar įdomesni dalykai. Visiška ramybė, išmokimas nusiraminti, baimių paleidimas. Tai yra ypatingai stipri praktika, ją atlikus supratau, kokia jinai yra gylio, stiprumo, kaip yra ramu, kaip susikoncentruoja dėmesys žemėje, kaip jauti aplink žemės kvapą, vabaliukai vaikšto. Labai stipri praktika ir tikrai dar ne vieną kartą kartosiu, rekomenduoju ir kitiem. Tai yra rimtas iššūkis sugebėti, sakykime, susitaikyti su savim, susitaikyti su baimėm, nebėgti nuo jų, o priimti ir leisti joms, sakykime, netekti savo galios, galima taip pasakyti. Tai taip įlindus ir pavyko nusiraminti, pavyko rasti ir paskui buvo gera, net norėjosi ilgiau būti. Tai ši praktika ypatingai padeda įveikti baimės, nerimus, manau, labai daug sumažinti mirties baimę, mažų patalpų baimę įveikti. Iš esmės, mano įžvalga tai buvo norint pastebėti, kaip veikia tavo protas, kaip tu veiki tokiuose situacijose ir tuo pačiu nugalėti baimės, patikrinti save, tai yra nuostabi praktika. Tai tokia viena iš praktikų. Jeigu sulauks pakankamai dėmesio ir norėsit, parašykit komentaruose, jeigu norit, galėsiu pasidalinti daugiau praktikų, kokių teko išbandyti. Taip pat parašykite komentaruose, ar išdrįstumėte, ar norėtumėte išbandyti tokią praktiką. Sėkmės jums.